Viešpats su jumis. Iš Šventosios Evangelijos pagal Joną. Anuo metu prie Jėzaus kryžiaus stovėjo jo motina, jo motinos sesuo Marija Kleopienė ir Marija Magdalietė. Pamatęs stovinčius motiną ir mylimąjį mokinį, Jėzus tarė motinai: Moterie, štai tavo sūnus. Paskui tarė mokiniui: štai tavo motina. Ir nuo tos valandos mokinys pasiėmė ją pas save. Tada, žinodamas, jog viskas įvykdyta ir kad išsipildytų raštas, Jėzus tarė: trokštu. Tenai stovėjo indas pilnas perrūgusio vyno. Jie pakėlė ant izopo vitelės kempinę, pamirkytą vyne ir prinešė prie jo lūpų. Paragavęs to vyno, Jėzus tarė: atlikta. Ir nuleidęs galvą atidavė dvasią. Kadangi buvo prisirengimo diena ir žydai nenorėjo, kad kūnai liktų ant kryžiaus per šabą, nes tas šabas buvo didelės šventės diena, jie prašė Pilotą, kad nukryžiuotesiems būtų sulaužyti blauzdikauliai ir kūnai nuimti. Tad atėjo kareiviai ir sulaužė blauzdas vienam ir antram, kurie buvo su juo nukryžiuoti. Priėję prie Jėzaus ir pamatę, kad jis jau miręs, jie nebelaužė jam blauzdų, tik vienas kareivis ietimi perdūrė jam šoną. Ir to jau ištekėjo kraujo ir vandens. Tai Viešpaties žodis. Tais pačiais 64 metais paskelbiama konstitucija apie bažnyčią Lumen Gentium ir mergelė Marija santykyje su švenčiausia trejybe yra trejopai įvardinama tame santykyje. Marija, sako, būdama Dievo sūnaus gimdytoja, kartu numylėtoji tėvo duktė, šventosios dvasios buveinė, sveikinama kaip nepaprastai iškili, visiškai ypatinga bažnyčios narė, kaip tikėjimo, artimo meilės provaizdis ir gražiausias pavyzdys. Va tokia yra Marija bažnyčioje. Provaizdis, jinai savo buvimu, savo žingsniais, savo pašaukimu bylojo apie bažnyčią, apie būsimus jos narius ir kartu yra pavyzdys, kaip mes turėtume būti, egzistuoti, gyvuoti toje bažnyčioje. Ir man vis paskutinėmis dienomis tai ateina į galvą, kad mes per mažai klausomės, pernelyg vis dar daug bažnyčiose kalbame, giedame, be perstojo, galvą skauda jau. Prarandame klausimąsi, prarandame tylų garbinimą Viešpaties, prarandame buvimą, o per buvimą, per klausimąsi vyksta ir vyks iki pasaulio pabaigos nuostabiausi dalykai. Dar niekada tauškalai neišgelbėjo ir neišgelbės nei pasaulio, nei bažnyčios, nei jokios kitos bendruomenės. Buvimas, įsiklausimas, veikimas. Ir Marija yra to pavyzdys mums bažnyčioje. Ko klausėsi, ką girdėjo mergelė Marija? Ir ko šiandien prašome jos, kad išgirstume mes bažnyčios vaikai, bažnyčios šitos nariai.
Prašau šiandien Marijos, kad padėtų mums tarp daugybės balsų šiame pasaulyje sustot ir išgirsti trejybės balsą, vieno Dievo balsą trejybėje. Tėvo balsą, kuris be perstojo kartoja: tu esi mano mylimas vaikas, mano mylima dukra, mano mylimas sūnus. Tai nėra šiandien savaime suprantama ir akivaizdu bažnyčios nariams. Galima išsibraukti iš bažnyčios, galima kritikuoti bažnyčią, tarsi nesi jos narys, iš šono į ją žiūrėti, tarsi mūsų visų neliečia tie dalykai, kurie vyksta bažnyčioje. Aš į bažnyčią šiandien žiūriu ne kaip būdamas jos viduje, bet iš šono tarsi. Pasižiūrėkite visus straipsnius net tikinčių žmonių. Tarsi jie kalba apie bažnyčią, bet joje nebūtų. Tarsi jie patys, labai mažai girdžiu, kad kažkas rimtai kalbėtų apie bažnyčią, kad ir kritikuotų išmintingai, bet kritikuotų kaip bažnyčios, kaip tėvo dukra arba tėvo sūnus, mylimas. Mergelė Marija tegul padeda išgirsti mums Jėzaus, Dievo sūnaus balsą, kuris Evangelijose sako: drąsos, nebijok. Kam drąsos reikia? Kur nebijoti mums reikia? Pasirinkti gyventi tiesoj. Nesirinkti melo, kuris mane grauna. Būt drąsiam gyventi tiesa, nebijot liudyti tiesą. Marija girdėjo tikrai tuos Jėzaus žodžius ir padrąsinimus gyvenime. Galiausiai išgirsti šventosios dvasios balsą, kuris ir Marijai sakė: džiaukis, esi pilna malonės, turi ypatingą uždavinį šitam pasaulyje. Kad mes išgirstume tą kiekvienas: džiaukis, tavo gyvenimas yra perpildytas malonės, turi nuostabių uždavinių atlikti šitam gyvenime mūsų bažnyčioje. Toks klausimasis tėvo, sūnaus ir šventosios dvasios vedė mergelę Mariją į savęs dovanojimą, į savęs bažnyčioje išsiskleidimą, į tobulos moters, į nuostabiausios motinos pašaukimą. Tegul kiekviena iš mūsų taip pat jinai veda šitoj bažnyčioj teisinga linkme, kad duotume daug gausių vaisių ir visuomeniai, ir bažnyčiai.